Taigi ne su nakvynė važiuojam. Ate, pandukau, išvažiuoja Minida. Ate. Tai va, sveiki, nauja diena ir važiuojame mes šiandien prie Nidos apžvalgos bokšto. Nuorodų pakankamai mažai internete, kalbant apie Google Maps'ą grynai įsivedus, kaip ir yra, bet rodo, kad sustoji vidury kelio ir tada tiesiog eik. Tai galima įsivesti, kaip Justė pasiūlė, kad įsivesti Nidos švyturį ir tada tiesiog kuo arčiau Nidos švyturio susirasti vietą, kur prisiparkuoti ir tada pagal Google Maps žiūrėti, kur eiti. Galite šiaip prie Maksimos, galite prie Spa. Esmė tame, kad Nida pakankamai kai nedidelė, tai esmė yra prisiparkuoti centre ir tada tiesiog eiti ir žiūrėti, kur pats yra bokštas, nes su parkingu Nidoje, ypač vasarą, yra tikrai prastai. Kiek nuo Klaipėdos iki Nidos apžvalgos bokšto, tai labai sunku pasakyti. Kažkur gal 1:20, jeigu pasiseks, nes visiškai priklauso nuo kelto grafikų, visiškai priklauso nuo tiek, kiek kamščių būna kartais, jeigu važiuosit vasarą, kokį ten, nežinau, penktadienį, kai šilti orai, nu tai sėkmės per 1:20 nuvažiuoti. Lipam į kalną ir yra ženklas link apžvalgos bokšto ir yra 2 keliai. Tai taip nelabai aiškiai. Tai dešinysis kelias eina į švyturę, ne? Kairysis eina į apžvalgos bokštą. Ir taip pat nepasakėm apie įvažiavimą į Neringą, turbūt visi žino, 30 eurų įvažiavimas. Vasarą. Žiemą kokį 5, kokie keltas? 18 ar 20 eurų. Jo, 18 kažkiek. Tai va, dėl bokšto tikrai nevažiuokit. Važiuokit Neringą šiaip pailsėt, pasigrožėt, gamta, aplinka, viskuom ir praleis gerai laiką ir tada dar užsukit į bokštą. Va, yra klubų irgi vasarą biškai. Galite juos nueiti, o dabar einam taip toli kaip iki Birštono bokšto, pumpuojam ir dar į kalną biškių. Labai smagu, kai centre pasistatai mašiną eiti. Nu tai Justė, kaip visada, informacija apie bokštą. Tai visų pirma, kad pastatyta 2016 metais, kūrybinių dirbtuvių metu. Jį sukonstravo čia prancūzų architektai ir išskirtinis jis yra tuom, kad reikia lipti ne laiptais, o kopėčiamis. Ir yra 3 aukštai, pirmame aukšte kažkada buvo supynės, jau nebėra. Antrame aukšte galima tokį amfiteatrą, pasėdėti, pavalgyti kažką, o trečiame aukšte jau yra ir apžvalgos aikštelė, iš kurios matosi jūra. Turėtų būti gražus vaizdas. Kaip parikų turėtų būti pakankamai daug. Ten tokia vieta atrodo, kaip jų vieta. Einam pasižiūrėti? Einam. Nu tai kaip vertini savo gimtųjų kraštų bokštą? Fainas, įdomus, faina, kad lipt reikia kopėtėlėm, nors labai baisu. Bet čia pakankamai stabilus jisai visas yra, tai baisokai lipt, bet fainai. Vaizdas 7 iš 10, nes matai tik tai jūra ir tai lapinėlė tokios jūros. Tai 7 iš 10 vaizdas. Visiškai sutinku dėl vaizdo, vaizdas gražus, bet tikrai pakankamai mažai matosi, nes turi tiesiai tik matai tai, kas yra tiesiai realiai, o iš šonus visur jau medžiai užstoja. Ir gali apsisukti taką biškį pasižiūrėti atgal, iš kur atėjai. Tai nėra, kad labai daug ką galėtum pamatyti, bet bokštas įdomus. Daug pripaišiota ant jo visokių dalykų, tai galite turėti antrą experience, tiesiog
apsižiūrėti, kas pripaišėta, paskaityti, pažiūrėti paveikslėlius, įvertinti, kaip kas pripiešė. O šiaip rimtai, tai nepaišėkit geriau. Negadinkit gražių objektų. O dabar važiuojam į Klaipėdą. Į Klaipėdą ir toliau į kitus bokštus. Let's go, patikrinkim, ką ten turim gero. Tai mes jau dabar važiuojame iš Klaipėdos į kitą mūsų apžvalgos bokštą, kuris yra Kalnalio apžvalgos bokštas. Jis yra važiuojant link Skuodo kažkur, bet ten dar Skuodas toli, bet kažkur į tą pusę. Net nepasakysiu, normaliai, ten, man atrodo, kaimelyje jisai. Tai pasižiūrėsim. Nuo Klaipėdos važiuoti iki jo yra apie 50 minučių. Tai kelionė laukia visai ilga. Turi dar kažką pasakyti? Jo, truputį apgavom, sustojom iš tikrųjų pavalgyti namie, nevarėm iš karto. Ir šiaip ant to bokšto Nidos ten viršui yra mažai vietos ir Justė sutiko pažįstamą iš savo mokyklos laikų. Persimetė žodžiais, ką veikia dabar gyvenime, kas kaip. Ir tada toks truputį nejaukumėlis buvo, nes mažai vietos ir aš toks su kamera ten filmuoju, jos ten atgal su draugė pradėjo šnekėti ir taip arti esam visi, bet toks nei viso, nei labas buvo iš manęs, iš viso pratilėjau visą laiką. Toks labai nejaukumėlis gavas, bet juokinga. Tai va, žinokit, kad viršui mažai vietų. Story time'as. Taip. Tai va, už mūsų yra parkingas ir nuo parkingo reikia šiaip pagal žemėlapį atrodė nedaug paeiti. Pro bažnyčią gražią labai. Pasistatėm mažniuką, ten šuniukas labai fainas. Ir judame link bokšto. Gal informacijos turi kokios apie bokštą? Kol kas galiu pasakyti, kad dar vis vadinamas Salantų parko apžvalgos bokštų. Kažkaip užsimiegojom šiek tiek ir praėjom, kad apžvalgos bokštas ten, pradėjom eiti čia į kapines eit, ar čia į privačią valdą, kaip čia eit, pasirodo prie prūdelio reikia eiti. Žiūrim, sakau, o ženklas vis tik yra, kai jau pasižiūrėjom į Google Mapsus. Idiotukai visiškai. Va čia tai vaizdas, užlipus mano buvo wow. Ir tos bažnyčios kietai atrodo, ir tas takas mašinų kelias, ir piliakalnis, ir laukai, ir ta prasme ir aukštis. Matos ir bažnyčia, kažkokia bažnyčios bokštai kelia, irgi labai gražu. Iš šito pusė yra įspūdinga. Tikrai verta atvažiuoti ant šito. Ir kelintais, sakei, metais pastatytas? 2006 metais. Tai keista, nes atrodo žiauriai gerai, tai turiu įtarimą, kad jis visas atnaujintas. Nes nei prirašymų daug, nei kokių nors ten atsilaupimų, viskas tvarkingai padaryta, tai tikrai bus neseniai atnaujintas. O kaip tu vaizdą vertini? Puikiai, dar paminėsiu, kad čia 15 metrų aukštis, baisoka, bet kai toks naujas, tai kažkaip visai drąsu lipti. Žiauriai gražu, tikrai verta atvažiuoti ir pamatyti tą vaizdą. Į tą vieną pusę tikrai įspūdinga ir ten matosi avytės prie kelio. Važiuosim specialiai avyčių. Man atrodo, Justė tuoj sakys tikrai, kad reikia važiuoti. Važiuosim. Avyčių. Pas avytės. Valgyt. Čia ne avytės, o karvytės. Kis, 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 kis. Nori? Ne.
Ate karvytės. Ate. Žiūri, kaip durne. Truputį prasibėgau nuo karvyčio, pavargau. Mane pasiėmė ponas, atvažiavo. Šiaip ne taip pasiėm, galvojau, kad jau nebeatvažiuos. Galvojau, ar pasiimt ar ne. Žiūriu. O dabar važiuosime į Barstytelio apžvalgos bokštelį. Tenais aplinkui tikriausiai matysime pelkes. Tai irgi visai įdomu. Ir dabar nuo čia, kur išvažiavom, važiuoti apie pusvalandį su biškiu. Visai ilgai. Tai va, nuo Klaipėdos turėtų būti turbūt valandos 40 minučių koks. Tai tolokai nuo Klaipėdos. Pažiūrėsim, ar verta važiuoti. Susitiksim ten. Nu va, atvykom į bokštelį, pasakysiu, kad eina peklant šitas bokštelis, vien dėl to, kad jis aišku prie pelkių. Bet kitas dalykas, 7 km žvyrkelių iš Klaipėdos važiuojam, arba nuo praeito bokšto. 7 km žvyrkelių, bet bent jau geras žvyrkelis, ta prasme gerai padarytas, gali lėkti bent jau 70, tai 7 km visą mašiną dulkina. Nu, bet mūsų vaizdas taip nuvedė, šiaip aplinkui galėjom apvažiuoti tą žvyrkelį, kaip suprantam, bet... Gal. Jeigu ten pro kokią Palangą važiuojam. Nu jo, iš tenais po turėjo kitas tagelis būt, bet bus nuvedė žvyrkelių 7 kelius. Tai va, ką apie bokštą? Čia apie tą pelkę truputėlį, kad jinai viena iš didžiausių Žemaitijos nacionalinėme parke, 35 netgi hektarai, o apie bokštelį tai, kad jis yra 5 metrų aukščio ir gali matyti tą pelkę. Ir va, biški informacijos parašyta čia apie pačią pelkę, ten kas auga, kokie paukščiai skraido. O bokštelis pats, nu, biški palūžusios čia grotelis, bet Senokas, bet atrodo tvirtas, bent jau smarkiai tvarkingesnis, nei kad ten buvom tam sulūžusiam visiškam. Tai pačio bokštelio kokybė, neblog. Vaizdas, ką žinau, pelkės. Nelabai man kas ypatingo, man gražiau vaizdai kažkokie aukštai atsiveriantis. Tai bet čia kiekvieno žmogaus reikalas, ką mėgsta labiau. Tai būtų tiek. Ir ką, čia paskutinis mūsų bokštas? Klaipėdos apskritai tai paskutinis. Daugiau į kitus nevažiuosim. Važiuosim, kažkada važiuosim, tikrai. Ten bokštelių, man atrodo, yra pelkinuose visokių mažų bokštelių, tai gal į tuos kažkada nuvažiuosim, nežinau. Bet tikrai ne šiame video. Tai va, o dabar grįžtame į Klaipėdą. Dar reikės įvertinti, kuris bokštelis, čia jau grįžus. Tai susitiksim prie mūsų stalo, vertinimo stalo. Aptarimų stalo. Jau. Eina į kitą pusę, pabandžiau nuvažiuoti, mes užsistatėm Palangą, nes mums Palangą reikia dabar kitą pusę. Važiuoju miško keliu, kažkokiu visiško, gerai, kad dar ne Max Offroadas, bet jau pakankamai, kad reikia išvenginėti, kad neužstriktumėm, nepakiptumėm ant dugno ar dar kas nors. Eina savo. Visiškai per miškus, kažkokiu miškų keliuku, tiesiog važiuojam šiuo metu. Ir važiuojam 20 km per valandą ir... O dieve. O. Dar biškį važiuojam. Iš miško takeliu išvažiavom, bet grįžome vėl į žvyrkelį, tiesiai atgal į žvyrkelį. Pasirodo, kitų takelių nelabai čia atvažiuosi, tik tai žvyrkeliu, 7 kilometrus. Ten yra geras smėlis važiuojant mišku, galvojom tikrai mirsim, ten tiek kartų daužėm su dugnu į... Nežinau, ar mes sveiki, iš viso nesveiki, bet kadangi skubam, tai turim nestabdyti vasarą.
aptarimas. Aptarimas mūsų kelionė šios Klaipėdos apskrities bokštų. Tai pradėsiu vertinti savo bokštą. Aš po to pasakysiu, kas man patiko. Mūsų pirma, reikia pasakyti, kad net stalą atsinešėm, kėdės pasidėjom, kaip ir sakėm, aptarimų stalas. Rimtas stalas. Taip. Tai gerai, nuo manęs pradėsime savo nuomonę išreikščiu ir kaip reitinguoju bokštus. Tai pradėk, kas tavo numeris 1. Tai mano yra Kalnalio apžvalgos bokštas. Man reikia. O, sutapom. Stop. Labiausiai patiko ir vaizdas, ir pats bokštas, viskas man jame patiko. Labai gražus. Labai naujas, drąsu užlipti, fainas aplinkui pamatyti daug ką gali. Tiek laukai, tiek miškai, tiek miestelis, matus, labai fain. Tikrai rekomendacija nuvaryti. Nu, kas numeris 2? Nidos apžvalgos bokštas. Nidos, pas mane Drevernas. Man patiko Drevernas ten, tai labai faina, kad ten žmonės maudosi, ten saulė taip leidosi, tos valtelės plaukia, tie namukai, viskas aplinkui labai gražu, kitoj pusėje gali matyti, kaip mes dabar sėdim, jeigu turi žiūronus. Tai man dėl to patiko Drevernas, o tau Nidos kodėl? Man Nidos, nes jis vis tiek yra kitoks, vis tiek užlipti kitaip reikia, vaizdas vis tiek, nežinau, aplinkui miškų, nežinau, kažkaip labai man toks įdomesnis. Vien dėl to, kad labai įdomus, dar su aukštais keliais irgi taip labai įdomi padarytais, patinka man, kad visai patinka, kad prirašyta tenais visko, galiu paskaitinėti, toks irgi įdomus vaivas, tai fainiai. Nu, trečioje vietoje kas pas tave? Drevernas, jau trečioje Drevernas. Pas mane Kintų. Aš jį labiau nuvertinau gal dėl to Drevernas, kad jis toksai turistinis, aišku, matosi vaizdas, bet gal dėl to, kad ne vieną kartą buvau, man jau tas vaizdas toksai matytas, tai jis man trečioje vietoje. Kintų pažymėjau todėl, kad jisai man pakankamai panašus gavos vaizdas kaip Drevernas, piškai žemiau, smarkiai žemiau gal netgi. Žemiau jisai yra, aišku, bet vėl nuvažiavom, vėl žmonės maudosi, saulutė šviečia, linkui matosi marios. Nu, irgi man kažkaip vaizdas patiko, toks nedidelis bokštelis, bet toks labai fainas, parkingas netoli, viskas taip gražu aplinkui, tai numeris 3. Nu gerai, toliau kas? Pas mane Nida. Tai čia būtų 4. vieta, taip? Taip. Pas mane Vilko vaikų bokštelis. Jo. Jisai pas mane iškart po Nidos eina 5. Kas pas tave 5? Pas mane 5. vietoje yra Kniaupo įlankos apžvalgos bokštelis. Nu, kas 6 pas mane Rusnės regykla. Pas mane Barstytalio apžvalgos bokštas. Pas mane toliau yra Kniaupo. O, pas mane Rusnės regykla. Jo. Aš pamiršau Kniaupo kaip atrodo. Ai, griuvantis? Nu, toliau pas mane Rusnės apžvalgos bokštas. Pas mane irgi. O, Stapo. prieš paskutinį. Pirmas ir prieš paskutinis sutapo. O kas paskutinis pas tave? Tai kaip sakiau, Kintų. Ai, Kintų. Kintų aš paskutinį dėjau, man jis visiškai jokio įspūdžio nepaliko nieko. O aš Barstytaliu. Kažkaip man pelkės visiškai nieko. Tokia žem, nieko, pelkė. Viskas. Kažkaip, nežinau, ar dėl to, kad skupėjom ar ką, bet kažkaip neužkabino manęs visiškai tą pelkę. Tai tiek su Klaipėdos bokštais. Tikiuosi patiko. Taip, palauk, kur čia skubi. Nu. Tai aptarimas, ar patiko tau kelionė po Klaipėdos apskritį? Taip, patiko, visas video truko 3 dienas su šitų aptarimu. Užtrukom, bet buvo visai įdomu. Nuo pat ryto iki vakaro važinėtis, kažką daryti, biškį Žvyrkeliai nepavalgyti. užknisa, šiaip tipo prikola žvyrkelių važiuoti, bet dėl mašinos labai gaila. Drožta mašina, taip ypačkai skubi ir turite ten tuo žvyrkeliu slidinėti, ant bijai, tai akmenimis suraižyti ją visą. Žodžiu, toks ar sudaužyti, tai biškį šitas buvo užknisantis. Nu taip, tai fainai ir su drauge pavažinėjom, pabandėm, pradžiai labai buvo nejauku, bet po to kažkaip įsivažiavom. Taip, tai viskas žiauriai fainai. Tikiuosi, kad patiko žiūrėti šitą valandos video ir kad žiūrėsite į kitą mūsų video, tikiuosi. Tai jau su Klaipėdos apskrities bokštais baigta, važiuosime kažkur kitur, kažkada. Kitais metais. Viso.